Šita valgykla dabar mes esame jau 6 metai šitam naujam pastate. Labai vargom visus metus, 18, skaitykit metų jau ta valgykla gyvuoja. Ir vis buvo mėtoma tai iš vienos vietos, tai į kitą, tai senus pastatus, tai ten žydų ligoninė, tai valgykla kažkokia sena ir labai ir šalta, ir šildymo nebuvo, rūsio nebuvo, kur produktų susidėti žiemai, nei kopūstų, bulvių, burokų. Žodžiu, tikrai paskui savivaldybė jau nutarė mus nebemėtyti ir įrašė šitas patalpas, tikrai patalpos yra geros, švarios. Nauji šaldytuvai, indai, stalai, turim rūsį, perkam kopūstų žiemai, 3,5 tonos, patys raugiam, turim statinės, perkam bulvių, 4 taip maždaug tonas, burokų 3 tonas, ir kai kas dar pašelpia, jeigu jau trūksta, bet pagrindė tai tokios mūsų tokia prekyba, perkam iš ūkininkų. Ir sandėliuojamės čia. O paskui iš ko dar gyvename? Ta valgykla gyvena iš pinigų, ką mes gaunam labdaros keliu ir iš dabar jau tokia naujai atsiradusi labdara mūsų, tai yra kiekvieno lapkričio mėnesio paskutinę savaitgalį mes renkame akciją Maisto bankas. Tai tikrai mes turim parduotuvę prie Pilies iki, labai gera administracija, mums ten leidžia ir įsidėstyti ir plakatus ir viską, ir mes ten tikrai labai daug pelnom. Mes ką surinkome praeitų metų lapkričio mėnesio paskutinį savaitgalį, mes dabar tik baigiam kruopas, o tik dabar baigiam. Tai čia didelė, tikrai labai didelė mums paspirtis yra, labai. Tai va iš tų produktų ir gyvenam. O kas pas mus maitinasi? Tai maitinasi visi grįžę iš zonos, visi tie, kurie neturi darbo ir jau jie neturi darbo senai, jau jie dabar priprato ir jau jie nebeturės to darbo, tikriausiai man taip atrodo. Ir, aišku, tie, kurie gauna labai mažas pajamas, nors dabar tos pajamos jau yra keliamos, jau nėra, kad jau visiškai mažai. Bet yra ir tokių, kurie negali įsivirti, galimybės nėra įsivirti. Gyvena tokiuose patalpose, kad tik ten savo gal tik tai, o vasarą paklausi, kur gyveni, prie Neries. Toks atsakymas būna. Tai jiems čia, aišku, yra labai gerai ta sriuba ir jie ateina ir pavalgo ir šio dabar metu, jau prieš naujus metus mes pradėjome duoti antrą patiekalą. Kol kas tai yra kruopų, kadangi daug gavome per Maisto banką, tai verdame kruopas, košės įvairias ir dar kepame blynus. Jie gauna, antrą patiekalą dar. Yra tikrai labai patenkinti. Šiuo metu valgo taip apie 200 žmonių pastoviai. Apie 200. Dar labai gerai tas, kad greta mūsų už sienos kaimynai mūsų yra, savivaldybės įruošta dušo patalpa, medicininis punktas, ten yra ir sanitarinis toksai, jeigu jau ten susižalojo ar ten suskaudo ką, tai va eina ir ten galima gauti kažkokią tai pagalbą, išsimaudyti galima, sušyla, kada žiemą, jie ateina anksti, nusibrausia, sušyla ir laukia, kol mes juos įleisime ir jie čia pavalgys. Daugiausia valgo šičia vietoje, nešasi į namus mažai ir mes jau nelabai ir norim, kad jie neštųsi, geriau jau čia tegul pavalgo, nenešioja, nes ir su tais indais tai palieka, tai neturi.
žinot, ir nešasi su indais, taip paprastai ir iš mūsų pasima tos pačius indus ir išsineša, ir tie indai dingsta. Tai mes jau nelabai ir norim, kad jie nešusi, geriau čia tegul pavalgo ir išeina. Tai va šitaip, taip gyvenam. O valgyklė 18 metų panašiai. Taip. 90 metus mes kūčias sutikome pirmą kartą. O tos kūčios tai kiekvienais metais yra ruošiamos pas mus. Stalai čia taip per visą, ir čia per visą, ir ten dar per visą. Ir dar būna, kad netelpa, dar dalis lieka už durų, tai kaip tie pavalgo, jie išeina ir ateina dar maždaug, apie pusę dar salės būna. Tai kiekvienais metais tos kūčios yra ruošiamos, padeda arkivyskupas čia ir ten savo lėšų ir jis visada dalyvauja, visuomet dalyvauja. Ir kunigai, ir direktorius visuomet būna ir patenkinti jie labai. Tada mes tikrai daug ką pagaminame ir jau jiem tai yra didelė labai šventė. Bet žemai nupuol, nesiro žemelės, ane balto barkūnėl. Vaje aukštai sėdė, tėvelio sūnelis. Nor aukštai sėdė, bet žemai sklonios. Tėvulioj motulai, brolaliam sesio, brolaliam sesio. Čia mes susidedam bulves, kadangi šiemet nešalta, visai Rusys nėra labai geras, jos baisingai dygsta. Ir mums nuostolis ir puva, ir mes susidedam šitaip ir dedam iš karto į sriubą. Tai ir morkas taip, ir bulves taip darom. Tai iš karto gatavai jau, nes laikyti, čia kelis metus laikėm, tai jokios naudos čia, tik nuostolis grinas. Dar pasidarom vieną puodą ten. Puodas ir šitie visi trys, o šičia yra košė. Ir čia dar košė. Neturim didelio tokio puodo, pusę to katilo. Visų nereikia atidėti. Ar reikės, ar norėt? Ne. Tas pats, o čia košės, ir čia košės, nes žmonių daug būna, matot. Ir galiu duoti ir paragauti, ir tikrai neišpeiksit. Nes užsienyje, kai buvau, tai referencus gerus gavau. Ir iš Čikagos, iš New Yorko. Pridėta. Čia yra patalpos, kurios... Šičia tuščias, šičia yra darbuotojų šaldytuvas, o šičia yra mūsų šaldytuvas. Čia yra riebalus laikome, o šičia yra burokus dar pasiruošę burokai, reiškia, sriubai. Net būna taip, kad būna labai daug žmonių, tai ant greičio patarkuoji ir pasidarom sriubos, kai turim. O jeigu neturėsi, tai jau niekur nepasidarom.